šalikus aukštyn, jeigu darome žingsnį atgal, tai tam, kad eit pirmin. Heiteriai nestabdo mūsų, jie tik sprinda ir tiek. Mes turim tokį fanų klubą, kad kitie tik panikė. Nusėdo emocijos po Karabao, bet ką tik kitos emocijos buvo, ne? Jo, žiūrinėjom truputėlį Premjero lygos mačiuką. Reikės tik skebrai pranešti, kada mes čia žiūrėjom. Nu, kadangi yra šeštadienį šiandieną ir dabar jau tas kaip tik laikas, kai United užbaigė, ar ne, savo rungtynės su Fulhamu, tai, nu, čia mes rezultato nesakysim, aš manau, kas žiūrės, kas klausysis mūsų, supras, apie ką mes šnekam. Taip. Bet kitos emocijos, tai aš kalbu apie mūsų Karabao, ar ne, trečiadienį rungtynės. Aš nežinau, ar mums čia reikia labai stipriai, klausyk, užsibūti, ką? Ne, aš manau, reikėtų truputėlį pozityvo prieskonio. Iš tos pusės, kad... Iš tų rungtynių tu turėjo mini pozityvų? Ne, nes ten nieko pozityvaus visiškai nebuvo, nebent tik tais, kad Odė įmušė. O bendrai žiūrint į tą rezultatą, žiūrint, kaip mes žaidėm, tai tragiška, labai tragiška, bet vėlgi, Karabao kapas. Vienintelis pralaimėjimas, neskaitant Čempionų lygos, kur turėjome prieš Lensą išvykoje. Sezonas, 10 rungtynių sužaista, ne vieno pralaimėjimo, aš sakyčiau, visai dar gerai viskas atrodo. Nu taip, žinai, aš dėl to gal ir norėjau pradėti. Čia aš pavardėmis nekalbėsiu, pas mus ir čiatas mūsų ar ne yra bendruomenės, yra ir grupė, kur mes tenais diskutuojam, bet ir mūsų čiate, žinai, buvo irgi tokių temų paliestų, kur, lemba, aš vis tiek kažkaip galvoju, kaip ir tu pasakei, mes šį sezoną kol kas žaidžiam be pralaimėjimų. Premier lygoje, ar ne? Taip. Turime 3 lygiasias, 7 pergalės. Turime, man atrodo, antrą gynybos reitingą pagal praleistus įvarčius, mažiau praleidžia tik City. Ir pagal puolimą mes esame, man atrodo, irgi tenais antri ar gal treti ten kartu su Newcastle tuo pačiu, dalinamės poziciją ir galbūt City, gal irgi kažkas tokio, nenoriu dabar sumeluoti. Čempionų lygoje atrodom tikrai neblogai. Tas grįžimas į išvyką Čempionų lygoje, nu jisai buvo kartus, bet vis dar mes kalbėkime apie tai, kad yra jauna komanda pas mus. Reikia tą paminėti turbūt, ar ne? Nu, mūsų kapitonui 24 metai, tai, nu, tai pakankamai, ar ne, jauna komanda. Ir kitas dalykas, mes šitą visą sezoną realiai žaidžiame, galima sakyti, be Partey beveik. Žaidžiame be Timberio, kuris buvo projektuojamas turbūt vienas iš pagrindinių žaidėjų. Žaidžiame, galima sakyti, be Havertzo, kuris irgi buvo vienas iš mūsų pirkinių, ar ne? Ir realiai šito sezono dalies pusę be šito sezono mes žaidžiam be Jesuso. Taip. Nu tai ta prasme, taip viską sudėliojus, aš nežinau, ar galima dar būtų kažko daugiau reikalauti iš komandos. Ne, sakyčiau, ko tikriausiai, žinai, neturėjome praeitą sezoną, tai neturėjome gal tiek daug mažyčių traumų ir žaidėjų, kurie tiesiog gavo tas traumas ir nėra available. Ko dar norėčiau pridurti prie Čempionų lygos prieš einant toliau, tai kad mes laimėjome išvykoje ten, kur Realas nesugebėjo laimėti. Tai, sakyčiau, buvo labai tvirta pergalė, bet labai apkartino tai, kad Jėzusas, kuris pasirodė vieną geriausią tikriausiai savo pasirodymų per paskutinį nežinau kiek laiko, su savo Cruyffo to apsisukimu ir po to įvarčiu, kuris bent jau man priminė Sančesą. Taip. Ir dabar vėl mes jo neturim, velnias žino kiek, nes pats Arteta nenori duoti mums laiko, nes sako, praeitą kartą pamelavau, kai pasakiau, kad jisai grįš. Nu, pasikalbėsim apie tas traumas, jo, grįž, bet esmė, kad jo, mes vėl būsim kažkurį laiką be jo. Bet, nu, vis tiek, dar, žinai, kadangi mes čia jau susirinkome po 10 Premier lygos turų, kaip ir kalbėjom, kažkas tokio, po 5, po 10 galbūt susirinksim, tai vis tiek, nu, kuom dar reikia pasidžiaugti? Nu, tai visų pirma, nu, tai tikrai vis dar reikia pasidžiaugti, kad mes turim trofėjų. Taip, trofėjus yra vienas. Koks bebūtų, tai jeigu Hebra pergyvena dėl to, kad mes Karabao pralošėm, nu tai blemba, nu tai pasidžiaugim, kad mes Kuminį šildą laimėjom. Nu, ir žinai, ir kitas dalykas, nu mes City įveikėm. Tai Premier lygoje, ko nebuvo, nu mes ten kalbėjom, ko nebuvo ten daug metų, ta prasme ten gal 8 ar kiek metų nebuvo pergalės prieš City, nei namuose, nei išvykoje. Man atrodo, 13 pralaimėjimų buvo. Nu tai taip, tai aš sakau, viską, žinai, sudėliojusi šitą dalyką,
tie 10 turų atrodo įspūdingai. Nežinau, ką mes dar galim prisiminti, tai turbūt lygiasi su Sparsais, ar ne? Kas, Jo, nelabai gerai suėjo begemoti čia, kai buvom. ir su Chelsea lygiosios, ar ne? Taip. Ir nežinau, paminėjus jau tos Sparsus, mes vis tiek kalbėjom, kad gal kažkiek paliesim tą temą. Galim labai trumpai. Labai trumpai, žinai, aš vėlgi noriu prie to paties grįžti. Mes esam pirmo vietoje Premier lygoje kol kas. Aš Sparsų neskaitau, kad jie tenais yra, nes jie greičiausiai tenais neužsibus ilgai. Tai mes po 10 turų, galima sakyti, esam pirmoje vietoje, lenkiam vėl City, vėl kartojasi labai panašiai praeito sezono, kaip sakoma, scenarius. Tai iš ties yra super. O Tottenhamas, aš nežinau, ar kas nors būtų pasakęs, kad Tottenhamas praradęs Keiną bus pirmoje vietoje po 10 turų, ar ne? Ne, visi, kiek žiūrėjau bendrai visus podcastus Anglijoje ir panašiai, visi sakė, kad bus mid-table komanda, bet tikriausiai ant kiek padeda pati idėja, kaip reikia žaisti, ant kiek padeda treneris kuris atnešė idėją, kaip jisai mato, kaip jie žais, ir ant kiek mes matom pokytį, ko tikriausiai nepasakysi apie tą patį United. Taip. Kur atrodo, velnės žino, tai koks yra jų žaidimas ir panašiai. Tai visgi give credit where credit is due, kaip sakoma, tai taip, jiems kol kas einasi visai gerai. Vis dar tikiu, kaip tau ir sakiau, kad tai yra taip pat, kaip mes su Emery turėjome tą 21 mačą nepertraukiamą, kur nebuvom pralaimėję. Tai kažkaip taip aš matau ir Sparsus, manau, kad su laiku jie truputėlį išsikvėps. Tikrai nelinkiu jiems, jų pagrindinių žaidėjams, jokių traumų. Bet tiesiog matau, kad kai rimtesni varžovai ateis ir vienas iš jų bus tikriausiai Chelsea pirmadienį, aš manau, kad po trupučiuką jie nublanks prieš rimtesnius varžovus. Ir aš sakau, blemba, mes nebūkim hebra šiknos. Blemba, čia, žinai, matant, ne, kaip United atrodo, kaip tas pats Chelsea atrodo, jau antrą sezoną iš eilės, kokius pinigus investuoja. Ir blemba, prisiminkim paprastą dalyką. Mes šią vasarą apsipirkom, okei. Apsipirkom 3 žaidėjai, Gut vienas yra įspūdingas žaidėjas, kuris kainavo daugiausiai, bet ir turbūt reikia ir prisiminti last minute įvartį, ar ne, prieš United. Gražu. Bendrai, žmogus, kuris yra visur aikštėje, tiesiog vien malonumas žiūrėti. Per praeitą podcastą sakiau, kad galvojau, kad Raisas pradės nuo solo pirmus mačus. Visiškai nesąmonės pasakojau. Žmogus nuo pat pirmo mačo yra vienas mūsų pagrindinių. Ir aš manau, reikia visiškai uždaryti tas temas. Aišku, platformos diskutuoti tam ir yra reikalingos. Čia, žinai, kad nesuprastų hebra, kad čia aš dabar, nežinau, kažkoks bandau būti čia Dievo rykštė ir visus plakti, kurie čia blemba, čia, žinai, stumina Arsenalų. Ne, tai aš pats, žinai, piktas irgi būnu ir po pralaimėjimų ir viską. Tik tais, ar blemba, ar mums tikrai ten reikia pradėti kvestionuoti Artetą, arba, nežinau, pradėti kalbėti apie tai, kad blemba, prieš Vesgamą mums reikėjo leisti, karočiui, iš karto čia Odė, Saka, padarytų hebra darbą ir jau tada leisti atsarginius. Ne. Tai iš kur tas Nelsonas gaus pasitikėjimo, jeigu jisai negaus niekada pažaisti netgi Karabao taurėje startiniam 11-ukė? Ne apie taigi yra viskas. Faktas. Antra sudėtis žaidė, beveik antra, nes neturėjome užtektinai, kad pilnai antrą išleisti. Bendrai žiūrint, manau, kad pusė pykčio to buvo dėl to, kad komanda galiausiai po pirmo kėlinio tiesiog neperjungė pavarą ir tiesiog atrodė, kad pasidavė. Nuleido rankas. Nuleido rankas ir tada dar Arteta bandė gelbėti skęstantį laivą, išleisdamas Raisą, Saką, Odė ir panašiai, bet ten jau buvo šaukštai popėt. Ir sąžininkai man visiškai nepykta, Karabao kapas, niekas net neprisimena, kad United laimėjo praeitą sezoną tą Karabao kapą, visi dabar ant United stumė visą tą laiką, tai... Jo, koncentruokimės ne tenais. Jo, čia tik tais gaila iškristi, kad nežais toliau Nelsonas, kuris galėtų žaisti startiniai sudėti, ar ne? Ramsdėlas turbūt, jo, bet nekalbėsim šiandien apie vartininkus, turbūt, nes laivos jau prisišnekam ir panašiai. Bet vis tiek pasikalbėjom apie Raisą, tai čia, vienareikšmiai turbūt yra... Aš nežinau dabar, Arsenalo pirkinys numeris 1, tai akivaizdu, ar Premier lygos geriausias pirkinys, kol kas dar turbūt sunku vertinti, bet, Sakyčiau, tikrai arti. Jo. Dar anksti, turbūt ar nelabai tai vertinti. Jo, 10 turų tik tais. Jisai statistiškai netrodo labai įspūdingai kažkaip. Bet juodadarbis labai toksai didelis ir visur, kaip minėjau, aikštė yra. Galima eiti prie kito pirkinio, žinai. Kuriogi čia?
Na, žinai, primink man, kas ten asistą davė prieš Manchester City pergalę Martinelliui. Havertzas turbūt ne. Tai Havertzas ir įvartį vieną turi. Nu taip, bet ten toksai buvo, žinai, tai, ką mes turime savo šeimoje, kur davė kamuoliuką įmušt prieš Bormutą. Tai blema, bet vis tiek reikia turėti... Reikia, bent jau tada išgirdome tą vaka dainą, kur 60 million down the drain, Havertz scored again. Ne, pasikalbėkim, faktas, kad reikia pasikalbėti apie Havertzą, nes čia turbūt, kokios emocijos čia aplinkui supa šitą žmogų, kokie vadinkime pinigai. Aš nesu fanas EFTV tikrai, bet aš nežinau, kažkurį čia žiūrėjau epizodą, ar gal Reelsą kokį Instagram'e man išmetė, kur jau tenais maldauja Hebra, kad duokit $1, pasiimkit jūs Havertzą. Nesakyčiau, kad yra dar taip blogai, bet tikrai suprantu, kodėl kartais yra truputėlį perėjimas. Jo, pasišnekėkim, yra kol kas, prastai turbūt. Ne tai, kad prastai, žiūrėk. Jeigu mes už jį būtume, jeigu tai būtų ne Havertzas, o tenais Pampercas koksai, žinai, ir būtų sumokėta 10 milijonų, mes nieko nesakytume. Ta prasme, kažkur savo galimybėse, kažkoks vokietukas žaidžia, žinai, ir panašiai. Bet kai tu sumokė 70 milijonų, tu kvestionuoji, ar ne, nes tai vis tiek ir Čempionų lygą laimėjęs yra žaidėjas, ir lūkesčiai turbūt buvo didesni. Bet čia kas kokius lūkesčius turbūt užsidėjo ant jo? Jo, faktas. Pradėkime nuo to. Mums reikėjo pakeisti Haką ir jo poziciją. Ir paskutinį sezoną Haka žaidė kaip papildomas 8 numeris, kuris ėjo į puolimą. Ir visi bent jau sezono pradžioje ir tikėjo, kad Havertzas bus tas, kuris užims Hakos vietą, eis kartu į puolimą, bus toksai maždaug false nine, bandys puolėjai padėti, mušti įvarčius ir panašiai. Kiek dažnai mes tą matėm iš Havertzo? Turbūt labai ribotai, sakyčiau. Bendrai mano bent jau nuomonė nėra dar taip blogai, kaip komentaruose viskas yra rašoma ir pas mus, ir bent jau UK ir panašiai. Aš sakyčiau, čia labiau yra anglų media irgi, kuri tą pučia burbulą ir nori prie kažko tais prisiknist. Panditai jie yra, jų darbas toks. Jų toks darbas. Taip ir pavadinti, nes, taip. Tai... Bet aš tau sakiau, aš labai norėjau pažiūrėti į tą statistiką ir jeigu labai žiūrėti į statistiką ir labai norėjau pažiūrėti tiesiog į numerius. Vat kai pavyzdžiui paimtume grinai tik tais Hakos rolę, ne? O dabar paimtume ir padėtume Havertzą į Hakos rolę, kai Arteta pradėjo treniruoti Arsenalą, su jo Haka praleido beveik 3 sezonus. Paskutinis, aišku, Hakas sezonas buvo labai geras, buvo ten apie 8 įvarčiai ir panašiai asistų. Tačiau 2,5 sezono iki to Haka mušė po 1 ir 1 sezoną berods 2 įvarčius ir po 1 asistą, kas yra visiškai nieko beveik. Taip, mes žinom, kaip Haka dirbo, kaip arklys visur aikštėje ir panašiai. Tas yra nekvestionuojama, bet jeigu mes žiūrėdami į Havertzą, tą pačią West Hamą šią savaitę, visi kažkodėl tais labai pradėjo šokti ant Havertzo pečių, kad jisai kažko tais nepadarė, nes tikriausiai visi tikėjosi, kad jisai turėjo mušt kažką tais. Ar tikrai jisai yra puolėjas? Ne, mes bandom jį midfieldę. Tai jeigu bandom midfieldę, tai truputėlį ir bandom jį komperinti, kai buvo Hakos pirmi sezonai. Tai tas faktas, kur Hakas sakė viename iš savo interviu prieš ilgą laiką, kad jam reikėjo beveik metus ir daugiau išmokti tai, ko Arteta nori iš jo, aš sakyčiau, mes turėtume bent jau duoti dar daugiau laiko Havertzui išmokti tos dalykus. Bet tada tu turėjai kitokį klausimą visgi. Ne, aš tą turėjau klausimą, bet Aleksas po to argumentavo mano tą klausimą, kad visgi gal, iš tikrųjų nėra futbole tų dabar tokių labai stipriai išreikštų pozicijų, bet vis tiek, įsivaizduokim, kad jos yra, bet tai kokia ta pozicija Havertzo? Tai kur jisai šiaip, žinai, kuris, ta prasme, jisai buvo projektuojamas Artetos, nes mes turim suprasti paprastą dalyką, Arteta ir Edu, jie nėra, ta prasme, nežinau, iš gatvės paimti kažkokie huliganai ir kažkokie nemokšos, kurie nežino, kaip reikia komplektuoti ir 70 milijonų paimti iš savo, žinai, kaip sakoma, komandos šefo ir sumokėti Chelsea'ui. Tu kažkur kažką pasąmoniai turi būti kažkokį planą, ar nesusidėliojęs?
Bet šiaip man įdomu, vat kaip ir tu sakai, žinai, jisai buvo labai daug, jisai ir buvo pagrindė dabar bandomas, ar ne? Taip įsivaizduokime Žakos pozicijų. Nu, pagrindė mes kiek matėm. Taip. Buvo keletas momentų, kai jisai Odę užkeitė, ar ne? Buvo puolime trupučiu, kad ten panaudojom. Puolime tenais jo panaudotas, kai tenais Jesusą užkeisdavo ir tenais, ar tada Jesuso nebuvo, Enketė palikdavo aikštelį, jisai ten nueidavo, ar ne, į 9 numerio rolę. Bet šiaip, aš nežinau, nu, sezono pabaigoje, tu įsivaizduoji, kad Havertzas turės kažkokią rolę, ar jisai va tas ir bus toksai, žinai, kur... Sunku pasakyti. Man asmeniškai atrodo, trūksta truputėlį tvirtumo pas mus vidury, kad jisai galėtų eiti į priekį. Tai mano nuomonė tai, kad Partey yra vis dar traumuotas ir negali kartu su Raisu žaisti vidury, tai neleidžia Havertzui žaisti jo rolę, kur gal Arteta galvoja, kad tai bus jo rolė. Nes dabar turint Jorginho ir turint Raisą vidury kartu su jo, tai nelabai veikia. Todėl jisai ant suolo ir sėdi. Todėl Veira yra labiau naudojamas tose pozicijose. Todėl Smith Rowe žaidė prieš Sheffieldą, kur Smith Rowe, aišku, yra atskira tema, bet tame ir bairis. Aš jaučiu, kad truputėlį trūksta kitų puzzle pieces, kaip sakoma, kad Havertzas galėtų žaisti tą rolę, kur Arteta matė jį žaidžiant. Ir aišku, dabar, kai yra tiek komentarų, tiek šnekos medijoje apie kaip jam nesiseka, tai tikrai jam pačiam nepadeda. Jo pasitikėjimui savim žiauriai yra blogai. Aš sakyčiau, per sekančius 10 mačų, jeigu nebus kažkokio tais vieno kito geresnio epizodo, kuris jisai muštų ar gerą asistą duotų, tai gali blogai baigtis. Jo, mes tai, žinai, mes tai drąsiai, Hebra, galime rašyti tos komentarus. Mūsų komentarai turbūt nedaisik jo, tai aš manau, mes galim išsitriesti iki kiek tik tais jau, kaip sakoma, kiek tik tais ko turim, žinai, savyje. Bet tu labai gerai pasakai, tas psichologinis momentas, ir fonas visas, jam nepadeda. Bet aš žinai, mes irgi kalbėjom prieš šitą podcastą, aš labai kažkaip, man tokie flashbackai, žinai, aš kai žiūriu į Havertzą, man tikrai kažkaip biški Ozilas, žinai. Bet tas toksai Ozilas iš Vintedo gal kažkokio, žinai, ar iš tenais kokio, ne iš AliExpresso, čia būtų nepagarba, taip sakyti, žinai. Bet Ozilas irgi niekada neatidirbinėdavo. Jisai tiesiog turėdavo unikalią Dievo dovaną, ar ne, kurią pasinaudodavo keliais perdavimais, galėdavo būti nematomas visas rungtynės, bet žiūrėk, 2 perdavimai ir iš to pasidaro, ar ne, įvartis. Bet tas toks pat neatidirbimas, man labai irgi dabar kartais atrodo, kad Havertzas atrodo, kad tikrai pritingi, bet aš duodu 100%, kad taip nėra iš tikrųjų. Gal čia tiesiog kažkoks toksai, žinai, tas būdas vokiškas. Nes mes kiek vokiečių galim pasižiūrėti pastaruoju metu, ar ne, Premier lygoje. Ir pačiam vokiečiam komandai nacionaliai irgi nelabai sekasi kol kas. Taip, tai nelabai yra idėja. Ar ne, ir tas pats Vimeris, ar ne, ar koks jisai, Werneris iš Chelsea, tas pats, Ozilas, jisai atrodė, žinai, spūdingai, bet užsibaigė patys, atsimam, ar ne? Taip. Ne tik Arsenalai, jisai ir Turkijai ten. Tai ta situacija su Havertzu, aš irgi kažkaip galvoju, kad kažkiek turbūt reikia dar biškelį kantrybės. Dar reikia kantrybės, laiko. Tas, aišku, tas dalykas biškis slegia, nes, žinai, atrodo, kad vasarą pasipildėm vienu žaidėju. Timberis, čia yra, žinai, čia labai blogai, kad taip atsitiko, bet, mes jo sulauksim po naujų metų, ar ne? Tikėkime. Iš Havertzo turbūt irgi kažkas tikėjosi, daugiau kažkas iš vis nieko nesitikėjo, kažkas jo nekenčia, žinai, kažkas vis dar, žinai, turi kantrybės. Bet vis tiek, bet dar aš manau, kad dar biški, ar ne, Hebra? Dar reikia duoti laiko, tikrai. Turime nemažai pavyzdžių iš praeities, kur irgi buvom užsėdę ant žaidėjų ir panašiai. Tas pats Ramsey, kai turėjom jį pačioje pradžioje, labai visi nekentė, kad Wengeras pastoviai į startą kišdavo ir jiem nesekdavosi. Ir žinai, ir tas flopas. Dabar tas žodis flopas tai yra kaip keiksmažodis, užpipinsim čia, kur dabar tu jį gali pavartoti, žinai, visur ir visada. Tai dabar, kiek tų flopų, ta prasme, Premier lygoje? Anthony, Sancho Jadon. Kada Hoylandą pradėsim? Kada Hoylandas bus, ta prasme, flopas? Tai jau dabar jisai flopas, ar ne? Gal, nes kainavo daugiau negu Havertzas. Tai tų flopų, žinai, tai mes čia, aišku, galim sakyti, kad, taip, mes patys kaip Arsenalas turėjom tų flopų, taip, čia Pepe turbūt vienas tų skambiausių, ar ne?
Bet statistiškai tu kažkada žiūrėsi, žinai, tavo dabar anūkas kada nors žiūrės Pepe. Nu, Pepe. Nebuvo blogiausias. Įmušta ten 20 įvarčių, gal žinai, tenais asistų tu padaryta, Ypač jeigu lyginsi su visokiausiais Sančesais, Maršelais, kur yra MU ir panašiai, kur buvo panašios kainas. Taip, pikta tiesiog, pikta dėl pačių pinigų, nes žinom, kad mes pinigais nesišvaistom ir paskutiniais sezonais, aišku, daugiau išleidžiam, tai norisi prasmingai išleisti. Bet ir kaip ir su visais pirkiniais, ne visada pasiseka. Ok, ačiū Havertzai, kol kas užteks. O dabar, žinai, kadangi jau vis tiek Havertzą palėtėm, jau artėjom link puolėjo tos pozicijos. Nu taip. Yra Jesusas, ar ne? Yra Jesusas ir vėl liekam be jo. Ir liekam dabar, kaip ir tu pats sakėjai, neaišku kiek. Gal gruodį ar ne, o gal net nebe šiais metais. Sunku pasakyti. Šį sezoną mes, realiai procentaliai, kiek, 50 kokių procentų su juo žaidžiam. Mažiau vos ne. Mažiau atrodo. Ir dabar dar netgi po šitos traumos jo paskutinės mes patys atsimnam, kaip jisai sunkiai įsivažiavo. Tikrai buvo 3-4 susitikimai, kur, Jesusas buvo, Spėjau pasidžiaugti tik tais Sevilijos žaidimo, kur atrodė pagaliau grįžo. Taip, kur ir vėl išvažiavo. Asistas ir perdavimas, ir vėl iškrito. Ir vėl liekam su senu geru bičiuliu, 14 numeriu Edi. Kuris hetriką įsliūkino, ar ne? Ir pasidalino kamuolį su Vėra, kad atšvesti jo vaiko gimimą, nes galėjo tikrai pokerį užbaigti. Galėjo pokerį užbaigti ir nėra daug pokerį, man atrodo, atlikusių tenais Arsenale. Ne, man atrodo, jisai būtų top 3 ar 4 Arsenale dėl pokerio, nes man atrodo, tik tais porą mes turime. Tai kas, ar Šavinas, kuris rodė, ar ne? Jo, Liverpooliai rodė, kiek įmušė. Jo, tai gerai, pasikalbėkime apie šitą poziciją, nes tai vis tiek, kad ir kaip dabar jau atrodo, tik kad prasidėjo sezonas, bet to, žiūrėk, kalbėsim apie sausio perėjimo langą. Taip. Ir manau, ir žiūrėk, bus. Ir manau, Hebra daug šneka, kad ypač tikriausiai tas šnekos padidėjo po to, kai Ivanas Toney bus tikrai rinkoje ir visi pradėjo šnekėti apie tai, kad Napolis labai negražiai pasielgė su savo puolėju, su Osime, su Nigerečiu. Tai tų opcijų bus sausį, bet ar mums tikrai užteks pinigų sausį, ką nors gerą nuveikti? Ir minučių. Nes Jesusas yra neprognozuojamas. Jisai gali, sugrįžti dabar ir sužaisti, visą likusią sezono, dalį ir tada tu, tarkim, atsiveši Osimheną kokį, ar tenais Toney ir ką tu jos laikysi? Žiauriai geras klausimas ir žinai... Ar nėra, aš klausimą tokį turiu, ar nėra Edis idealus rezervinis puolėjas, kuris nekompleinina? Aš labai norėčiau išgirsti žmonių nuomonę iš visų klubų Premier lygoje. Kas turi tokį gerą antrą puolėją bendrai ant suolelio, kuris mažo to, kad tau neknisa tau proto, mielai sėdi, supranta savo rolę. Prabėkim, žiūrėk. City, kas, Alvaresas, ar ne, turbūt antras? Ne, Alvaresas jau startė dažnai. Tai kas tada puolėjas tenais? Antras? Geras klausimas. Alvaresas kartu su Haalandu nemažai dabar varo. Tai turbūt nelabai, ar ne? United, tai ten Marcialį kokį gali pritempti. Jisai labiau Wengeris, Rashfordas, Højlundą jie pirko todėl, kad jie neturėjo normalaus puolėjo. Apie Højlundą labai mažai dabar šnekama, yra tik tais todėl turbūt, kad tiesiog jisai neturi, taip sakoma, serviso, neduoda kamuolių. Tai jie ant to parduoda. Žiūrime į Chelsea, Nkukų vis dar yra traumuotas. Ir Jacksonas, dabar... Jacksonas gal antras ir visai geras bus. Bet čia Chelsea nėra kažkoks etalonas pavyzdžio, nes jie ten kiekvienoj pozicijai turi po 3, turbūt, ir šiaip jie tiesiog apsipirka kaip Black Friday ateina. Tottenhamas. Tai ką, dabar jie iš vis Soną į puolimą netgi leidžia? Jo, irgi neturi nieko tenai per daug. Tai, ta prasme, mes kalbam, rašom, čia mums reikia, puolėjo būtinai. Bet tai tu vis tiek koncentruoji, po to konstruoji, žaidimą, kažkokias minutės tu turi, ar ne, galiausiai po to padalinti, tu turi duoti. Tai jeigu Jesusas, tarkim, lieka sveikas, tu dabar nusipirki dar vieną žaidėją, tai ką Edžiui tada sakyti? Arrivederci. Sorry, dabar Karabao šį sezoną nėra, davai palaukiam kito sezono ir nuo sausio FA Cupas, ar ne, startuos? Jo, faktas, Edis netgi vingose
labai blogai visą laiką. Nu, tai ta prasme, žinai, tu Jesusą dar gali į Vingą pastumti, ar ne? Gali, jisai gali, jisai ir žaidė šį sezoną, biškelį. Žaidė, kai Saka ten buvo iškritęs ar netrumpam. Tai, bet tai blemba, nu tai dabar tokį atsivežti Osimeną, jeigu tu už jį tenai sumokė 80 milijonų. Ne, nu, ar ten 130, žinok. Nu, okay, nu, bet tai ta prasme ten, žinai, dėrybų klausimas. Tas pats Tauniai, jisai Britas. Kainuoja 100. Ten apie 100, sako, ar ne, Hebra? Taip, jau, jie sakė pirmiausia 8, dabar pagalvojęs, sausis arti 100. Nu, tai gerai, kas daugiau? Kas daugiau rinkoje? Nu, tai, ta prasme, tas, kuris čia kaip nori Hebra, iš karto, kad duotų impactą kažkokį, nu, super. Nėra nieko. Nu, turbūt nebus toksai super žaidėjas, kuris, bet jam gerai sekasi tam klube, bet pas Arsenalą varau, nes tenais kartais Jesusas traumą gauna. Jo, nu, girdėjau, Dani Velboko kontraktas baigėsi. Čia po sezono. Čia po sezono. Alvaras Morata irgi paskutinį sezoną žaidžia. Aišku, čia prie jo kelio tokių. Nu, nėra, taip, ne, polėjų labai trūksta. Kas prieinama bus žiemą transferų lange, tai, nu, tu išvardinai tai, bet tai, ar tai prieinama kišeniai, Arsenalo ir dabartinė esant sudėčiai, kai dar mes turime Havertzą. Taip. Plius, kad nepamirškim, mūsų paskutinis pirkinys buvo vartininkas ir mes paprašėm Brentfordo, kad jie mums jį paskolintų, nes, nu, babkių trūko, tai paskolintų. Nes kitą sezoną planuojame. Nes kitą sezoną atiduosim. Jo. Tai tikriausiai parodo, kad mes šios metus jau baigiam su paskutiniais centais. Bet buvo kažkoks iš šūdlaikraštis rašė, kad dar 50 milijonų, sako, ale, turi rezervo Arteta. Aš manau, jeigu labai mes norėtume, rastumėmės tos pinigus sąžiningai, nes mūsų savininkai jau pradėjo investuoti, bet ar tai yra protinga? Labai sunku pasakyti. Aš asmeniškai, mano nuomonė, aš manau, mes neimsim jokio puolėjo. Ne, bet tai žinai, tai jeigu mes čia dabar kalbam aplamai apie transferų langą, tai klausimas, ar Arsenalui tikrai tai yra svarbiausias dabar, svarbiausia pozicija, kur reikėtų, tarkim, pasistiprinti, jeigu būtų babkių, ar ne, ant stalo padėta. Taip, ne, mano kategoriškai nuomonė mums reikia vidury dar vieno. Bet čia prie to ir pereinam, ar ne? Galim pereiti, nes jau nesenas, bet 30 metų. Jo, vakarėlis visą laiką su jo yra labai geras, bet kai nėra pagrindinio vakarėlio liūto, tai... Vakarėlis geras, kol neprisigeria pats vakarėlio autorius pagrindinis. Ne, nu Tomas Partį čia mes aišku ironizuojam. Šiaip praeitą sezoną mes turbūt pamatėm tokį Tomą Partį, iš kurio mes tikėjomės... Pirmą sezoną, kai tik tais nusipirkom ir pirmose rungtynėse mes to tikėjomės, ar ne? Taip, Hakos ir Partį... Tai buvo aišku, už ką buvo sumokėta 50 milijonų eurų. Aišku, sezono pačioj pabaigoje išsikvėpė, bet ne tik Partija, išsikvėpė visa komanda. Taip. Ten buvo kitokia jau tema, sakyčiau, negu Partija. Taip. Tai, bet, nu, mes apie tai kalbėjom. Aišku, čia dar toli, ar ne? Bet vėlgi šitas sezonas, galima sakyti, be Parčio, o jeigu ir buvo, tai buvo dešiniai. Prisimenu, kai buvo vasara. Buvo vasarą sakoma, kad visgi galvoju, kad visgi Partį parduos. Nu, jie rabams. Buvo ten truputėlį. Dabar jam yra jau, ar yra jau 30 metų. Mums tikrai reikia galvoti, ko mes galėsim Partį pakeisti. Plius, kad nepamirškim, kad Jorginho tikriausiai irgi po sezoną gali palikti, nes jau irgi... Apie Italiją kalbos yra. Apie Italiją jau nemažai šnekų visą laiką yra. Plius, kad jisai vis dar nori tą Premier lygą paimti, tą bent jau vieną kartelį savo medalį pakabinti į savo trofėjų kabinetą ir panašiai. Tai aš manau tikrai verta šnekėti apie tai, kad mums svarbu pasipildyti vidury. Ir kažkiek tais peržiūrėjau bendrai sąrašus tos visus. Nėra įspūdingas sąrašas irgi rinkoje šitoj vietoj. Bet jau iškart prie rinkos eini, bet mes nekalbam apie tai, kad, nu, prospektą tokį pirkom kaip Lokonga, iš kurio turbūt, nu, tu nematai nieko, ne? Lokonga yra traumuotas. Gerai, Čarli patino. Labai toksai Pandoros skrynia su Čarli yra sąžiningai. Aš manau, kad jisai nėra fiziškai arba atletiškai pasiruošęs būti atraminiu. Jisai visgi yra labiau 8 arba labiau arčiau 10 numerio. Plius, kad jam visai šiaip neblogai sekasi, kas yra mums pliusas, nes gal bent jau pinigų už jį užsidirbsim už Čarlį. Na, bet čia toksai, aš čia irgi reikia suprasti, nieks čia negalvoja, kad Čarlį patino turbūt kažkada bus startinės sudėties žaidėjas. Aš taip įsivaizduoju. Sunkiai turbūt įsivaizduojama, ar ne yra? Jo,
Aš tiesiog dabar paėmiau telefoną, nes aš buvau vakar truputėlį sąrašiuką padaręs mūsų atraminių geriausių, kurie yra rinkoje. Ir žinok, paanalizavus ir panašiai, yra tik tais 2 variantai. Čia tu turėjai minėti tiem, kuriem baigsis kitą sezoną kontraktas? Ne, tie, kurie yra galimai pagal finansus ir galimai pagal tiek, kiek jie turi dabar metų, galimai atsiras mūsų sudėtyje. Ir yra 2, vienas yra iš Monako, kas yra Fofana, kur kažkiek tai, žinai, dabar pradedi mąstyti, ar tai nebuvo kažkoks tai planas atiduoti Baloguną Monako, kad mes galėtume kitą sezoną paimti savo traminijų ir panašiai. Kitas yra labai jaunas Manu Kone, kuris žaidžia Borusijos Gladbachas. Taip. Nes kiti visi, pavyzdžiui, tas pats Douglasas Luisas, kurį vos nupirkom praeitą sausį, naują kontraktą pasirašė, Fulhamo Polinė, kuris atrodo puikiai Fulhame, irgi naują kontraktą turi. Sangara yra, kuris žaidžia PSV, kur kaip ir yra kaip opcija, bet irgi daug kainuos. Nelabai daug atraminių yra, kurio mes galėsim jį pakeisti. Tai nebent Arteta vėl padarys Arteta su Edu ir ras ką nors Brazilijoje arba Europoje, ko mes nepažinom. Tai mes dabar matom, kad turbūt Arteta, jeigu ir perka, tai perka patikrintą variantą Premier lygoje arba Brazilą. Taip. Nu, ta prasme. Taip, atrodo kol kas. Tai, bet, žinai, aišku, aš galvoju, kad reikės užkeisti partiją, nes ir Žoržinio, kaip tu sakai, greičiausiai po sezono išeina, žinai, ir partija išeina po sezono, bet tai čia yra ateitis tolima, ar ne po šio sezono, mes dar tik tais 10 turų sužaidėm, bet, partija užbaigs šitą sezoną pas mus. Užbaigs, ar ne? Manau, kad užbaigs. Manau, ypač, kai mes labai gerai startavom praeitą sezoną pirmą dalį, antra dalis bus labai rimtas išbandymas šiemet ir tikrai jo patirties mums reikės. Tikrai nematyčiau, kad jie parduos jį, nebent labai kosmiškai sumokės už ką nors ir paims. Tai partija vis dar porą partiją numes, manyčiau, šį sezoną ir tikėkime, kad išsigydys savo traumas. Ir vienintelis minusas, kaip minėjau, yra Afrikos taurė, kur jisai mėnesį tikriausiai vis tiek dings. Ir jokingiausia yra tai, kad... Azijos taurė kažkokiegi tenai vyks. Tai mes ir Tomijaso greičiausiai. Taip, ir Tomijaso neteks. Nuo sausio, ne? Taip, kažkada tai labai panašių metų tas vyks. Nereikėtų priminti tą dalyką, nes Tomijaso žiauriai gerai dabar. Nes dabar, kaip atrodo, kad Tomijaso ir ten Zinčenko... Kol kas prastai atrodo, bet, aš tai labai myliu Zinčenko, čia nėra ko norėti šio. Taip. Net ir dabar tas toksai Tierney, galvoju, blemba, tas Tierney gal... Visai būtų... Taip... Neprašauju turėti. Jo, bet tai net kartais ir užmirštam, kad dar tokius, žinai, žaidėjus turim. Bet vis tiek, jeigu uždarant tada jau pokalbius apie šį sezoną ir transferius, tai... nesistiprinsime mes turbūt sausį. Labai abejotina. O kažką, matai, išleisti, šiek tiek pasipraktikuoti? Jo, Cedrikas, girdėjau, visai neblogai atrodo. Ne, Cedrikas jisai liks treneriu pas mus. Bet, žinai, aplamai vertinant tai, kad, jeigu Karabao dabar nebeturim, ar ne, liks, gerai, Čempionų lyga, Nelsono tikrai neatiduosim. Nelsonas reikalingas, būtų kvaila ar neatiduoti. Taip. Kažkokios super ilgos rotacijos ar kažkokių tokių dabar žaidėjų, kurie visiškai negauna žaisti, nelabai turim. Elneny, bet tu nei nuomos, nei tenais atiduosi jo, ar ne? Plus kontraktą pratęsiai. FA Cupas dar, turėsime tą 3 taurę, kuri yra beveik mūsų taurė. Tikrai ten, manau, rimčiau žiūrės negu į Karabao, tai aš manau pilnai... Aš vienintelį žaidėją dar kažkiek matau, bet vėlgi aš nežinau, Smith-Rowe. Aš nežinau, ar... Jo, labai visi nuliūdom vėl pamatė, kad jisai gavo traumą. Ačiū Dievui, Ornsteinas šiandien pasakė, kad ta trauma yra nerimta, tai buvo tiesiog sumušimas, tai jokių operacijų jam nereiks. Reiškia, mes šnekam apie porą savaičių ir jisai vėl grįž. Tiesiog liūdna turbūt todėl, kad jisai pagaliau kilo aukštyn, pagaliau įsižaidė, pagaliau prieš Sheffieldą gerai atrodė ir vėl traumelę gavo, bet nemanau, kad Smith-Rowe bus paleistas. Aš praeitą sezoną žiūrėjau statistiškai, jisai sužaidė 250 minučių per visus turnyrus. Praeitą sezoną. Kai palyginus tas užpraeitas sezonas, ar ne, 21-22,
buvo jo tas renesansas visiškas, ar ne, kur tenais 10 įvarčių. Ir beveik tiek pat asistų. Beveik tiek pat asistų ir tenais, ta prasme, žiauriai gerai atrodė ir ypatingai gerai atrodė, kai žaidė kairiai, netgi realiai, ar ne, to vingerio pozicijoje. Jo. Kai super sabas toksai buvo, netgi jau. Tarp kitko, kur mes matom Smith-Rowe, jisai irgi yra labai universalus, mes jį galime matyti ir viduryje, mes galime jį matyti 10. Tai aš kažkaip, galvau, kad galbūt Arteta bandys kažką projektuoti iš jo į Žakos rolę. Kur aš galvoju, kad atrodytų. Bet kai tu sumoki 70 milijonų už Havertzą, tikėtina, kad tu greičiausiai matai labiau tenais. Bet jisai ant savo įsadina, tai kažkiek tai matosi, kad supranta, kad reikia kažką tai. Tik tai sakau, man Smith-Rowe, žinai, tas toksai, bet jau čia visiškai pabaiga, kur aš nebežinau, ar mes dar kažkaip sulauksim. Ar nėra Smith-Rowe Willokas, kur geriau užsigryninti 30 milijonų ir ta prasme, ir vėl pagaliau pasakyti, kad, biškai kažką ir parduodam, ar ne? Jo. Ar tikrai mes, norim vis dar kažką ten gręžti iš tos Smith-Rowe, žinai, po to vėl kokia vėl trauma, žinai, vėl sezonas. Žinai, jeigu Rosickį vaikiam tiek laiko, jeigu Vilčerą tiek laiko vaikiam su tom traumom, aš tiek pat palaikyčiau Emilį, nes aš vis dar tikiu, kad jisai gali. Tai, kad gali būti kas, startinės sudėties žaidėjas? Jo, kad vis dar gali savo traumą. Startinės sudėties žaidėjas? Rotacijos tai tikrai. Rotacijos, okei. Rotacijos tai. Startinio jo būtų gal pernelyg optimistiška sakyti, kad jisai startė bus. Nemanau, kad bus startinių, bet rotacijai tikrai daug kom pagelbės ir startuojant šviežiai nuo savo irgi gali atnešti nemažai. Gerai, Darius, žiūrėk, eisim į pabaigą. Tokią paskutinę dalį padarysim, gal ne visiems bus įdomu, bet mes vis tiek pasikalbėti norime ir apie Albertą, bet ne Einšteiną, apie mūsų trenerių štabų ar ne. Taip, manau, kad visai įdomu. Ir kažkiek Ballon d'Oro. Taip, labai minimaliai paliesim, bet uždarant visiškai, kokios tavo prognozės, aš dabar nepamenu, buvo prieš sezoną? Pačiam Arsenalui? Ne prognozės, o gal lūkesčiai tavo. Aš labai greitai, kol tu sugalvosi. Pas ne buvo noras top 4 Premier lygoje, kad išliktum Čempionų lygoj. O Čempionų lygoj tai aš bent jau taip galvoju, kad tą pirmą atkrintamųjų turą praeiti būtų nerealu. Ar blemba, žinai, ar nėra taip, kad praeitas sezonas taip labai gerai susiklostęs Arsenalui, per daug nesukėlė lūkesčių, iš ko mes po to matom komentarus, norus jau Chelsea, čia kaip mes čia Chelsea nenugalėjom Chelsea išvykoje, what the fuck, žinai. Taigi tokie, žinai, lavonai Chelsea. Jie lavonai, bet jie ką su Arsenalu, ar išeis Chelsea su Arsenalu nemotyvuoti? Faktas, kad dabar su Arsenalu visi dabar nori kasti į tą kulną, nes ta prasme, tai tokia komanda jau tampa, ar ne, kur atrodo visi nori kasti. Tai žinai, tai aš galvoju, ar praeitas sezonas toksai biški nebuvo meškos paslauga, žinai, fanams, kurie susidarė labai didelius lūkesčius, kur čia dabar, dabar Arteta jau arba titulas, arba viso gero. Jo, gal nuobodžiai skambės, bet aš šį sezoną irgi nesitikėjau daug. Galvojau, jeigu kokį FA Cupą paimtume ir išliktume top 4, bus labai geras sezonas. Čempionų lygoje mes turim žaisti, ne? Taip, faktas, ypač su tokia sudėtim. Manau, tikrai būsime tie, kurie dar pabandys premjerą laimėti. Ne tai, kad pabandys, tiek, kad bandom laimėti. Aš tiesiog sakyčiau, kad mes praradę Žaką visgi, mums reikia truputėlį daugiau laiko dabar atrasti savo naują žaidimą, ypač dar ateinant Declanam Rice'ui. Ypač dar neturint partiją visą laiką, turime mes tų traumelių, kurios mums nepadeda. Todėl galvoju, kad šitas sezonas yra toksai įsibėgėjimo, aš sakyčiau, sekantis bus mūsų jau ten, kur galime kelti labai didelius lūkesčius ir kur panašiai. Tikrai jau paaugę, subrendę, spogus išsispaudę, Saka bus, Martinėliai, kur, ta prasme, žinai... Jie jau dabar yra tokie topiniai. Jie yra, bet mes turim suprasti, kad jie vis dar, yra, blemba, 21-22 metų bičai. Taip. Tai čia, ta prasme, 22 metų Hebra mes barakose sėdėdavome ir gerdavom alų ir, ta prasme, žaisdavom kokį nors ten, aš nežinau, kas Lineidžą, kas kitus žaidimus. Tai, ta prasme, reikia įvertinti tai, kad čia prie 60 000 tu lakstai 22 metų būdamas bičas ir po to tu grįžti ir ką tu neskaitai komentarų. Taip, aišku, kad skaito. Aišku, tu skaitai tos komentarus. Pagal Ramsdale tą patį galima suprasti. Martinėlis šiandieną sužaidė blogai. Blet, 7 milijonų už Martinėlį buvo sumokėti. Ta prasme. Jo, yra toksai laikotarpis dabar, kur visi, ypač žinai, kai tau sekasi ir panašiai, prisideda nemažai ir glorijų hantinimo,
tam tinkamo, kai kurie bando prisilipdinti prie to ir panašiai, iš to ir negatyvo yra nemažai. Kodėl mes čia nelaimėm? Nekartų nepralaimėjom premjerę, vis tiek yra nemažai komentarų internete, kur yra mūsų žaidėjai ten muilinami ir panašiai. Tai čia mes jo, žinai, irgi 21 amžius, to neišvengsim. Jo, nebūkime irgi čia, žinai, tie tokie geraširdžiai, kurie čia labai jau tokie palaikantis tą komandą ir mes, žinai, nusikeikėm ir kartais norisi, žinai, ten ir pasmaugtą Havertzą ir panašiai. Bet šiaip, žinai, bet dar, paskutinis dalykas, žinai, irgi reikia dar suprasti, kad, mes šiandien jau kalbėjom apie tai. Premier lyga nebėra the big top 6. Nėra. Viskas. Kas yra smagu, ne? Man taip, kas labai yra smagu, kad atsiradęs ir Brightonas, ar ne, kur, kaip sakėm, tenais iš Humanos po eurą nusiperka marškinius ir parduoda po to už 100. Žinai, ir ta prasme yra, ir nežinau, ten tas pats Brightonas ir Newcastle'as dabar, kurie gavo injekciją gerą ir šiaip pakankamai protingai pinigus leidžia, ar ne? Tai ta prasme, mes artėjom prie to, kad 8-10 komandų yra, netolygaus. Tenais vadinkime to galbūt pajėgumo, bet gali kasti. Gali kasti į kulną. Taip. Sakyčiau, šitas sezonas yra tik tais išskirtinis tame, kad turime apačioje labai tokius silpnesnių klubiukų, kur dabar gali jos ten sudaužyti visi. Bet šiaip top 10-15 yra... Bet žinai, mes žinai, dar ne per seniausiai per COVID Sheffieldas ten į Europos lygą kabinosi. Ta prasme, ten 5-6 vietoj ten sėdėjo ilgą laiką, ar ne? Taip. Ir po to žiūrėk, kitą sezoną nukrito, dabar vėl grįžo ir vėl... Turime Leicesterį Championship'e tai. Leicesteris su Vardžiu, žinai, kuris vis dar tenais žaidžia. Tai bet okei, tai viskas. Aš manau, kad uždarom dabar tada šitos visus reikalus ir jau kam neįdomu, tam neįdomu, bet Dariušas visai norėjo pasikalbėti apie Albertą, ar ne? AirPods Albertas, taip. Bando pavogti mūsų asistentą Artetos ir aš sakyčiau šiaip... Jeigu kas nežino Albertas, tai nuotrauka va čia, ne? Mes dabar įdedam. Nes ta prasme gal ne kiekvienas žino. Tas toksai pakankamai simpatiškas, tokį kažkiek Odegarą primenantis toks vyrukas. Jo, labai gerą reklamą bent jau Apple duoda su savo AirPods'ais visą laiką ten ir šneka kažką tais ir Arteta pakeičia, kai Arteta yra išvaromas. Bet jeigu labai atvirai ir rimtai, aš sakyčiau, jisai tikrai nemažai turi influenso bendrai dėl sprendimų. Jisai buvo linksniuojamas kaip vienas iš tų trenerių, kuris pasakė, kad Aubą reikia atkabinti. Jisai kartu su Arteta nemažai taktinių dalykų daro ir panašiai. Van Galas labai rekomenduoja jį Ajaxui šiuo metu, nes kaip tikriausiai visi jau matėte, Ajaxas yra visiškoj subiniai. Treneriai atleido ir Van Galas yra vienas iš patarėjų. Van Galas jau turbūt jaučiasi pats per senas, kad treniruotų Ajaxą, bet rekomenduoja būtent Albertą pavogti iš Arsenalo, kad tam tinkama puolamąjį futbolą žaistų Ajaxas ir panašiai. Ir mano klausimas bendrai buvo ne dėl to, ar pavogs. Aš manau, tai yra logiška, kad asistentai eina kažkur, bando gauti savo klubą. Jisai plus, kad Albertas Genka treniravo Belgijos lygoj prieš. Jisai buvo vienas trenerių štabe, nežinau kaip lietuviškai, Wales, kur Garetas Beilas. Velsas, jo. Žiauriai geras išėjo blooperis. Tai aš sakyčiau, kad Albertas yra gan rimtas praradimas, jeigu jisai išeis. Ir mano klausimas buvo, ko mes jį pakeistume, nes daugelis tikriausiai... Nežinau. Aš tiesiog matyčiau, kad daugelis linksniautų, žinai, ir Henry, Wilshere, linksniautų Santi Kazorovą, kad ateitų ir panašiai, bet ar tikrai mums to reikia, Artetai? Ne, tai aš sakau, Reunion. Šiaip, ta prasme, man yra tos istorijos gražios. Man čia šiandien gerą tokį faktą pasakėjai, kad kas buvo paskutinis pagrindinis saugas prieš Žaką, ar ne? Ir aš taip vieną pasakiau ir po to sakau, ne, Arteta biškiai anksčiau buvo ir tu sakai, ne, palauk, stop, Arteta buvo, ar ne, pagrindinis mūsų saugas prieš Žaką. Tai šiaip, ta prasme, tas toksai grįžimas į tuos klubus, once a gunner, always a gunner, ar ne, tas, kaip sakoma, krauju ant kūno išrašytos tos raidės, tai aš tai visai susižiūrėčiau. Henry, aš manau, be šansų.
Kažkodėl... Dabar Prancūzijos U21 treniruoja. Aš manau, gerai sekasi, bet... Tai yra per didelis ego, kad būtų žmogus, nežinau, asistentas. Nu, man taip atrodo, ar ne? Bet, nu, ką žinau, tai tas pats, kaip tu ten sakai, nu, Suaresas, aišku, gal dar anksti, ten Elneny, gal dar anksti, gal dar nebaigs ar ne tų savo, vadinkime, karjerų taip, bet Santi Cazorla, tu nenorėtum tokio bičo? Norėčiau. Ta prasme, nu kur, tai vien tik tais jauniem futbolininkam, nu tai yra daug, kur bičas stovėtų ar ne ir tau pasakotų kažkam, tai galbūt tai yra tiesiog idealas tavo, ar ne, kai tu vaikystėje žiūrėdavai tą žmogų. Pritarsiu. Tai aš manau, kad, kaip mes čia ir prieš tai kalbėjom, ten, nu, turbūt procentaliai dažniausiai krepšinėje žaidėjai yra treneriais, ar ne, o futbole saugai yra treneriais. Nu, procentaliai turbūt dažniausiai, ar ne, būna. Na taip. Nu, tai aš manau, kad arba Vilšeras, kuris dabar ne yra pas jaunimą, arba nu Cazorla, jisai paskutinį sezoną dabar sužaidinėja savo, ar ne? Jo, nu, bent jau šnekam apie tas pavardės, kurios yra mums pažįstamos. Gal yra, aišku, ten tų trenerių asistentų, apie kurios mes nieko nežinom, yra irgi geri. Jo, bet Vilšeras vieną sezoną tik tai su jaunimu padirbo, nu, jau MLS jį kviečia. Taip. Tai mes matom ištraukas, kaip jisai su jaunimu dirba, ar ne, kaip jisai motyvacinės kalbas kokias šneka. Tai, nu, tai yra bičas, kuris, nu, neturėjo labai tos tokios super kažkokios karjeros, bet, nu, tai yra įdomi spalvota asmenybė yra. Nepilkas kažkoks tai katinas. Ir žmogus, kuris nuo vaikystės iki pat karjeros pabaigos visgi buvo Arsenalo žmogus. Nu, tas žmogus, kuris užsilipęs ant scenos, pirmasis klausė, ką mes galvojame apie Tottenhamą. Po galais į visą publiką atsisukęs, ar ne, ir sulaukęs atsakymo pradeda dainuoti tą nuostabią dainą. Tai aš manau, kad jo, čia toksai yra įdomus visai pašnekesys mūsų apie tos trenerius, bet kokiu atveju, nu, turbūt noras išlaikyti kol kas brandolį bent jau šitam sezonui, ar ne? Taip, taip. Tarp kitko, dėl Alberto to šnekas buvo prieš 2 savaitės, tai arba viskas nutyvo, arba vis dar yra viskas planuojama, bet kokiu atveju, aš manau, mums tai truputėlį skaudėtų, bet gal nepakeis nieko rimto. Gerai, Dariušai, žiūrėk, visiškai į pabaigą ir tada jau padėko žodžiai keliaus visiems, kas prisideda prie mūsų ir prie šito, kaip sakoma, turinio įgyvendinimo. Balandoras, ar ne? Taip. Bet čia mes ne apie Balandorą kalbėsim. Nekalbėsim, kad mes į čianais, kokios valstybės už jį balsavo, kokios nebalsavo, kas turėjo būti antras. Pakalbėkim apie tai, kas buvo nominuoti, ar ne? Ir ar mes matom kažką iš Arsenalo dabar jaunimo kopiant galbūt, ar ne? Link to. Faktas, kad matom. Tas ne, pats... matai? Kopiant tikrai, nes jie dabar užėmė 28-24 vietą, tai turbūt, kopsim. Nu tikrai, žiūrėk, aš tada taip labai paprastai. Aha. Nu jeigu taip atsitiktų, kad norvegai papultų, ar ne, jeigu būtų papuolę į čempą, pasaulio dabar, ar ne? Europos, atsiprašau. Taip. Ir jeigu tenais patriukšmautų, tai gal tada Haalandas būtų, neturėtų Odė galimybių. Tai čia gal labiau apie Saką turbūt eina kalba. Taip, jo, nu mes neturėjom visiškai gero pasirodymo bendrai Europai praeitą sezoną, tai aš sakyčiau, todėl reikia džiaugtis, kad iš vis dabar laukiam į top 30. Taip. Tai Odė užėmė 28, Sako užėmė 24, Ramsdėlas tarp vartininkų užėmė 8 vietą. Taip. Kai žiūrėjau pirmus 7, tai ten turiu klausimų, ką kiti ten veikia. Bet, nu, tai taip. Bet nereikia ten eiti. Aš sakyčiau, kad tikrai kopsim aukštyn. Faktas, jeigu laimėsim premjerą ir čempionų lygą, tai gal. Nu ir tu pagalvok, ir tu pažiūrėk dabar Sakos, kokie skaičiai Sakos. Taip, ta prasme, jisai ten 6-6 gal turi dabar, ar 6-5, kažkas tokio. Ta prasme, nu jisai yra visiškas variklis ir mes matome, kai nėra Sakos, nu yra sunku. Nu, nes ta prasme, žaidimas nuo tenais ir prasideda, kur Sakas su Odė kūrė žaidimą toj dešiniai pusėje. Jie kartu tenais, nu, mala tą kamuolį kaip faršą, žinai. Tai, nu, turbūt, kad tu, kaip taip ir sakai, jeigu mes modeliuotume čia tą super scenarijų, kad čempionų lyga, ir Premier lyga, tai, nu, tada turbūt net ir Haalandas turėtų atsistoti kažkur po medžių pavėsį. Jo, nu, aš vis dar turiu nuomonę, kad Haalandas turėjo šiemet laimėti, bet labai gražiai mes jį išlydėjom. Bendrai, Balandoras yra šou. Madų šou, kaip tu sakė, ne? Jo, madų šou man yra. Vis tiek žurnalistai, sakykime, taip renka tos visus dalykus.
Asmeniškai norėčiau padėkoti Šveicarui, jisai sakė 5 vietą davė. Bet bendrai žiūrint kai kurius, tai ten yra kosmiški. Tikrai patariu hebrai tiesiog eit pažiūrėti, kaip ten kai kurie balsavo, bent jau geras juokelis išeis iš to. Iš esmės aš tiesiog bent jau džiaugiuosi, kad tikrai nemažai jau dabar turime individualių žaidėjų, tvirtų žaidėjų, ir tas pats Odė, ir Saka, ir Martinėlis gali būti tame sąraše kitais metais. Tai labai Declanas Rice'as tiesiog dabar tai vardėjant žiūri, kad tikrai nemažai žaidėjų turime, kurie pateks į tos top 30. Taip. Ko pasiekoje duoda mums daugiau optimizmo žiūrint į sekančius sezonus irgi, ne tik tais į šitą sezoną, kur mums tikrai turėtų sektis. Tikrai Edu ir Arteta gerai kukina, nes jie kukina ne tik tais vieniems metams, jie kukina žiūrint į 5 metį. Aš dėl ko ir sakau, kad paskutinis žmogus iš visos Arsenalo komandos, vienas iš paskutiniausių turėtų būti kvestionuojamas Arteta. Tai dabar mes ant tiek turėtume būti laimingi, kad mes jau tiek sezonų Arteta turime, kas aplamai dabar yra retenybė, kad kažką konstruotų taip gražaus nuo pradžios, atrodo, praradom Wengerą, nei vienas, nei kitas, nei trečias, nei ketvirtas netinka, ir Freddy Ljungbergas netgi buvo pabandęs trenerio duoną, čia atrodo, žinai, sprogsta smegenys, ir ateina Arteta, ir 8 vieta, ir kyla, ir žiūrėk, blembački. Praeitą sezoną garantuotai visi galvoja, bent top 4. Tai taip, tai čia, ta prasme, ir žinai, mes turim tikrai džiaugtis tuom, konkurencija milžiniška, Arteta visą laiką tik gražiai žodžiais atsiliepia, ir mes čia turim suprasti, kad Arteta irgi yra žmogus ir Pepas ilgai nebus į tie. Taip, faktas. Pats Wengeras savo interviu visai neseniai sakė, kad jisai 3 kartų Realą atmetė, 4 kartų Barsą atmetė. Tai duok dievė, kad Arteta toks būtų. Būtent, tai duok dievė, kad Arteta sakys, kol aš su Arsenalo ką nors gero nenuveiksiu, neišeisiu iš čia. Tai sakyčiau, reikia džiaugtis mūsų treneriu. Viskas, chebrytė, aš manau, kad reikia sakyti ačiū. Tai pirmas dalykas, ačiū Aleksui, kad Aleksas prisideda taip stipriai, kad mes taip gerai atrodome čia, kad mes gerai girdimės. Net nesimato mikrofonas, jūs net neįsivaizduojate, kur mano mikrofonas yra. Ne ten, kur visi pagalvojo. Ir iš tikrųjų ačiū ir jums. Mes Contribui dabar sistemoje turim 93 narius. Tai čia, jeigu taip, žinai, aš taip pamodeliuojant, jeigu Amerikoje mes tai darytume, tai čia prilyksta milijonui. 930 000 kontribistų. Dabar mes turim labai daug Contribui narių, šiaip iš tikrųjų mes kai pradėjom nuo Patreon sistemos, po to tenais dėl tam tikrų priežasčių išėjom, visi žino dėl kurių priežasčių, tai tenais mes kalbėjom, kad 20, čia būtų 30 turėti, čia kosmosas, 93 nariai, tai kai tik tais pradėjom šitą veiklą, turbūt net negalvom, kad tiek aplamai yra Arsenalo fanų, ar ne? Jo, kosmiškai tikrai atrodo. O dabar ką? Turim ir bariuką, Begemotas šypsosi, ta prasme, kolektyvas, turim tikrų profų, kurie padeda mums nufilmuoti, įgarsinti, sumontuoti dalykus. Yra tikrai nuostabu, ir dar šiandieną prie to paties mes pasižiūrėsim ir Newcastle rungtynes. Raudonai baltieji keliam šalikus aukštyn, jeigu darome žingsnį atgal, tai tam, kad eit pirmin, heiteriai nestabdo mūsų.